Brangus broliai ir seserys, gera būti su jumis, su Dievo šeima, Dievo tauta, jo namuose, kur galime kartu Dievą garbinti, galime vienas kitą padrąsinti, galime pasidžiaugti vienas kitu, pasisemti vilties ir toliau eiti gyvenimo keliu. Aš džiaugiuosi matydama mūsų maldos namus pilnus. Be mūsų tikėjimo akimis aš matau daug Dievo angelų. Ir šiandieną sveikinuosi su jumis rašto vieta apaštalo Pauliaus žodžiais, kurie jau buvo perskaityti iš Efeziečiams 4 skyriaus. Ir šita rašto vieta bus paremti ir mūsų šios dienos svarstymai. Efeziečiam 4:30 pasakyta: ir neliūdinkite šventosios Dievo dvasios. Aš temą pavadinau taip: neliūdink šventosios dvasios ir nesipriešink jai, nes pasekmės bus liūdnos. Kas buvote šių metų dvasinio atgimimo stovykloje, turbūt prisimenate, kad nuskambėjo intriguojanti ir įdomi pastoriaus Valiaus pamokslo pagrindinė mintis, kur jisai pasakė, kad ar neguodžianti, pabaranti žinia gali būti guodžianti žinia. Tai yra, skelbdami Evangeliją šio pasaulio žmonėms, jiems atverdami Dievo meilę ir guosdami juos, turėtume taip pat ir privalome įspėti apie gyvenimo be Dievo pasekmes. Apie tai turėtume kalbėti ir vieni kitiems mes patys. Rašytoja Birutė Žemaitytė kartą pasakė: mums stinga gyvo tikėjimo. Mums reikia Senojo testamento ugningų pranašų, kurie žadintų apsnūdusią mūsų dvasią. Mums reikia Sinajaus kalno žaibų ir perkūnijos, kad atbustų mūsų snaudžiančios širdis. Taip, reikia Dievo meilės, bet reikia ir Dievo baimės, nes ji yra išminties pradžia. Čia citatos pabaiga. O pamokslininkas Denis Kinlau yra taip pasakęs: tikinčiojo santykiai su viešpaties dvasia, buvę artimi, mylintys, labai greitai gali pasikeisti į prigesusius ar visai užgesintus, kupinus pasipriešinimo ar net akivaizdaus priešiškumo. Jeigu žmogus pradeda ir leidžia savo liūdinti šventąją dvasią, ilgainiui jis pradės gesinti, tildyti ir jos balsą, o galiausiai negalės atgailauti ir ims visiškai priešintis Jėzaus dvasiai savo širdyje. Neliūdink šventosios Dievo dvasios ir nesipriešink jai, nes pasekmės bus liūdnos. Čia citatos pabaiga. Mes visi gerai žinome, kas yra liūdesys. Mes žinome, ką reiškia būti nuliūdintam. Mes tikrai blogai pasijaučiame, suvokę, supratę, kad nuliūdiname kitą žmogų. Bet ar dažnai mes pagalvojame, kad mes nuliūdiname Dievo šventąją dvasią ir galbūt kasdien? Kada ir kaip mes galime nuliūdinti šventąją dvasią? Ar esate apie tai pagalvoję? Tai, ką aš pasakysiu, nėra nauja, bet labai svarbu. O gal ir ką nors naujo išgirsime. Šventąją dvasią mes galime liūdinti įvairiais būdais. Tiek vidiniais, slaptais, žmogaus akiai nematomais nusikaltimais, arba ignoruodami sąžinės balsą, arba konkrečių elgesių. Ir Efeziečiams tame pačiame skyriuje 4:31 apaštalas Paulius įspėjo:
Te būna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, nešiojamos širdyje ir išreiškiamos garsiai, riksmai ir pikžodžiavimai su visomis piktybėmis. Ir mums kartais atrodo, kad turėdami trinti su kitu žmogumi, pykteliai ar susipykę, mes tik tarp žmogaus ir savęs juntame negerus jausmus ar nuliūdiname žmogų. Mes visada pagalvokime, kad pirmiausia mes nuliūdiname švelnę viešpaties šventąją dvasią. Kada ir kaip mes dar nuliūdiname Dievo šventąją dvasią? Kada sąmoningai darome tai, ką draudžia Dievas. Kada nepaisome šventosios dvasios įspėjimų, kaip ir kalbėjome, neklausome, užgniaužiame savyje sąžinės balsą, o tai daryti Dievo žodis draudžia, nes pirmame laiške Tesalonikiečiams 5 skyriuje 19 pasakyta, negesinkite dvasios. Mes liūdiname šventąją dvasią, kada pasikliaujame savimi. Manome, kad gebame viską patys padaryti. Kas čia dabar? Ir tą aš pats padarysiu. Jeigu pasikliaujame savimi, o ne Dievu, bet kur mes jau liūdiname šventąją dvasią. Mes liūdiname ją taip pat, jeigu nutylime tiesą, tada, kada turėtume ją pasakyti, arba liūdyti tiesą apie Jėzų, liūdyti tiesą, kuri parašyta šventajame rašte, kalbėti apie šventąjį amžinąjį gyvenimą, apie gyvenimą su Dievu. Mes taip pat ją liūdiname, nors galbūt apie tai nepagalvojame, vaikštome užčiaupę burnas, o ji laukia, kada mes prabilsime. Įvairiais būdais, kiekvienas savaip galime tai daryti. Prabilti, kalbėti, liūdyti, nenutylėti tiesos. Taip pat įskaudiname ir nuliūdiname šventąją dvasią, kada atsisakome atleisti vieni kitiems. Kaip Kristus Jėzus atleido mums. Taip pat mes įskaudiname ir nuliūdiname šventąją dvasią, jeigu puoselėjame žalingas mintis, žalingus įpročius ir jausmus. Apie jausmus Matthew Henry yra parašęs, liūdinti šventąją dvasią reiškia laikyti savo širdyje, nepaleisti, neatleisti blogų jausmų. Pagalvokime apie tai. Mes neretai vaikštame nešiodami blogus jausmus kitų žmonių, kito žmogaus atžvilgių. Ir tuo mes liūdiname šventąją dvasią. Elena White rašo taip. Norėčiau, jog visi mano broliai ir seserys atmintų, kad liūdinti šventąją dvasią yra rimtas dalykas. O ji liūdi, kai žmogus siekia veikti pats ir atsisako tarnauti viešpačiui, esą kryžius ir šitas darbas ir šita našta yra per sunki, arba atsižadėti savęs, yra per daug. Jau geriau aš ramiai ir tyliai pagyvensiu, patogiai. Šventoji dvasia siekia apsigyventi kiekvienoje sieloje, sako White. Jeigu ji bus priimta kaip garbinga viešnia, tai tie, kurie ją priims, taps brandus Kristuje. Čia citatos pabaiga. Aš vis manydavau, ką reiškia būti tobulam. Kaip tą tobulumą pasiekti. Tai ir atsakymas ateina. Tobuli vadinasi brandus Kristuje, tada, kada leidžiame, kad geroji ir švelnioji Dievo dvasia pasijaustų kaip garbinga viešnia. Knygoje
kaip kitose vertimuose, arba originalo kalba Desire of Ages, amžių troškimas, arba Želanie viekov. Rusų kalba, mūsų kalba jį pavadinta Su meilė iš dangaus. Ji rašo, pranašystės dvasia rašo, kad mes turėtume į šventąją dvasią žiūrėti kaip į karalienę, pagarbiai ir klausyti jos ir neliūdinti. Dar kitur pranašystės dvasia rašo, kaip mes galime liūdinti Dievo dvasią. Kada mes abejojame Dievo meilę, bet būna, kad suabejojame ir nepasitikime Jo pažadais, mes liūdiname Jo šventąją dvasią. Kartais būna su mumis žmogus neteisingai pasielgia, o mes pradedame abejoti Dievo meilę. Ar taip nebūna? Todėl te laimina Viešpats niekada neabejoti Dievo meilę ir visada pasitikėti Jo pažadais. Ji rašo, Dievo vaikų baimė ir nepasitenkinimas liūdina šventąją dvasią. Ir dar yra vienas bruožas, tai abejingumas. Apie jį pasakysiu keliomis savo eiliuotomis eilutėmis. Kaip tuos laukus ir pievas kausto speigas, abejingumas kausto taip gyvenimą žmonių. Mes neretai sutinkam abejingus veidus, kai bėdoje norėtųsi sutikti kuo daugiau kilnių, tokių, kurie išties pagalbos ranką, kurie žvilgsniu ir žodžiais palaikys, kurie gerumo savyje tiek daug atranda, kad tau viduržemį pavasaris pražys. Pas Jėzus sielos gydantį jautrumą rodė, jis palytėjo gerumu daug kenčiančių širdžių. Net jo buvimas žmonės guodė. Per jį aš Dievo dvasią kalbant mums girdžiu. Ir būdamas geros širdies krikščionis ir iš didžiosios raidės būdamas žmogus, matyk gyvūnus kenčiančius ir žmonės. Ir per tave prie jų ten nusileis užjaučiantis dangus. Te laimina Viešpats. Dabar pakalbėkime, kodėl šventosios dvasios nuliūdinimo ir priešinimo jai pasekmės bus liūdnos. Jeigu nuliūdiname šventąją dvasią, pasekmės bus liūdnos. Ir pranašystės dvasia sako, kiekvieną kartą, kai atmetame šventosios dvasios balsą, jos raginimus, įspėjimus, mūsų širdis tampa kietesnės, kiekvieną kartą vis labiau kietesnės, o klausa mažiau jautri. Atminkime tai. Taip liūdiname tą, kuri vienintelė gali mus išlaikyti šventumo kelyje, o ilgainiui nelieka ryšio, kuris mus sieja su dangumi. Čia citatos pabaiga. Ir iš tiesų tai toks pražūtingas praradimas, tiesa. Paskaitykime Izaijo 63:10, tenais nurodyta dar viena priežastis, kodėl šventosios dvasios nuliūdinimas gali sukelti liūdnas pasekmes. Izaijo 63:10 apie senovės Izraelio tautą. Izaijas pasakė taip, o jie maištavo ir liūdino jo šventą dvasią. Todėl kas nutiko? Todėl Dievas tapo jiems priešu ir pats ėmė su jais kovoti. Te apsaugo Viešpats nuo tokio dalyko.
Mes kartais apie tai visai nepagalvojame, bent aš esu nepagalvojusi, kol nepradėjau gilintis į šitą temą, kai pastorius Deividas paprašė šiandien pasidalinti Dievo žodžiu. Ir dabar dar pakalbėkime, kokie šventosios dvasios veikimo vaisiai. Mes turbūt iškart norėtume išvardinti šventosios dvasios vaisių, kuris aprašytas Galatams 5. Taip, bet truputį pažvelkime kitaip. Vienas pastorius, Richardas Zimmermanas, liudija: ateistiniais laikais, kai buvau teisiamas kartu su keliais savo bendruomenės nariais už tikėjimo išpažinimą, teisėjas paklausė: papasakokite, kaip jūsų bažnyčioje veikia šventoji dvasia. Atsakiau: jūs suvarėte štai čia į teismo salę tikinčiuosius, kad nuteistumėte už jų gyvenimą pagal nuoširdų tikėjimą. Bet pakelkite jų lygų ir gyvenimo istorijas ir pamatysite, kad vienas iš jų buvo nepagydomas girtuoklis, o dabar blaivininkas, kitas buvo vagis, o dabar sąžiningai triūsia. Dar kitas nuolat mušdavo savo žmoną, o dabar rūpinasi ją ir vaikais. O štai kita retai išeidavo iš psichiatrijos klinikos, nes buvo pasinėrusi į rytų religijas, kurios sukėlė sumaištį jos prote, o dabar ji sveika, žvali ir veikli. Sąrašą galėčiau tęsti, pasakoja pastorius, kalbėdamas teisme. O Biblijoje parašyta, jisai sako: argi nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės, neklyskite, nei ištvirkeliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei sanguliautojai su vyrais, nei vagis, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. Kai kurie buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo dvasia. Teisėjas tylėjo. Vienas adventistų korespondentas, Andrews McChesnis, parašė straipsnį, vaikai, čia jums bus įdomu, parašė straipsnį, kurį pavadino taip: Saliamonas ir karvė. Zimbabvėje, Afrika, gyvena misionierius vardu Mordechajas Manga. Jo gyvenimo istorija tokia. Dar jaunystėje jis buvo įtikėjęs, tačiau ilgainiui atšalo ir pasak jo daugelį metų bėgo nuo Dievo, dalyvavo savo šalyje vykusiame kare, po karo buvo mėtomas įvairiausių gyvenimo aplinkybių ir gyveno be Dievo. Kartą jis nutarė nusipirkti karvę. Bet karvės šeimininkas tuo metu buvo krikščioniškoje adventistų atgimimo stovykloje. Mat tada Mordechajas nukeliavo ieškoti to šeimininko. Atvykęs į stovyklą sužinojo, kad karvės pardavėjas trumpam kažkur išėjęs. Taigi Mordechajas nutarė jo palaukti ir prisėdęs ėmė klausytis pamokslo. Pamokslininkas perskaitė šventojo rašto vietą iš Giesmių giesmės knygos 2 skyriaus. Sugaudykit mums lapes, tas laputes, kenkiančias vynogynams, juk mūsų vynogynai žydi. Pamokslininkas pasakė, kad lapės kadaise sunaikino senovės izraelitų derlių, o Dievas leido visam tam nutikti, kadangi izraelitai daugel sykių atsisakė klausytis Dievo šventosios dvasios, atgailauti ir paklusti Dievui.
Mordechajas, klausydamas, susimąstė. Jis suprato, kad susidurs su nesėkme ir pragaištimi ir daugeliu nepalaimų, jeigu galiausiai neatgailaus ir nepaklus Dievui. Jis pasakoja, aš prisiminiau daugybę situacijų, kai Dievas akivaizdžiai saugojo mane, nors buvau nusisukęs ir nutolęs nuo Dievo. Net iš nuožmaus karo grįžau be menkiausio įbrėžimo. Taigi sėdint ir klausantis Dievo žodžio toje dvasinio atgimimo stovykloje, jis pradėjo verkti. Nes Dievo dvasia labai palietė jo širdį. Jis niekaip negalėjo sulaikyti sukilusių jo širdyje emocijų. Skruostais rytosi karštos ašaros ir verksmas virto graudžia rauda. Girdite, ten kažkur jis sėdi ir graudžiai verkia. Jis prisimena, aš suvokiau esąs didis nusidėjėlis Dievo akise. Taip verkdamas jis pakilo ir išėjo į priekį. Pamokslininkas nutraukė savo pamokslą ir pakvietė žmonės atgailai. 10 žmonių toje stovykloje, paliestų Mordechajos atgailos raudos, išėjo į priekį, kad atiduotų savo širdis Kristui. Toliau straipsnis taip skamba. Dabar Mordechajas yra vyresnio amžiaus žmogus. Nuo 2006 metų jis ne vienerius metus buvo globalinės misijos pradininkas ir uoliai skelbė Dievo išgelbėjimo žinią visose tuose regionuose, kurių dar nebuvo pasiekusi Evangelijos žinia. Jis netgi išvarinėjo piktasias dvasias, giliai paveiktas šventosios dvasios ir padėjo atsiversti ir pakeisti gyvenimą vienai 16 narių bendruomeniai ir jos pastoriui, kurie buvo dvasiškai apmirę. Ir Mordechajas dėkoja už tai, kad jo ketinimas nusipirkti karvę nebuvo įgyvendintas. Jis sako, nėra nieko atsitiktinio. Dievas sutvarkė taip, kad tuo metu, kai aš atkeliavau nusipirkti karvės, jos šeimininkas buvo dvasinėje stovykloje. Kai atkeliavau į tą stovyklą, tas žmogus buvo trumpam išėjęs. Tad šventoji dvasia švelniai privertė mane atsisėsti ir klausytis Dievo žodžio, nuo kurio buvau taip ilgai nusisukęs. Už tai aš neapsakomai esu dėkingas Dievui. Ir korespondentas daro tokią išvadą. Štai tokie šventosios Dievo dvasios veikimo būdai ir vaisiai. Karalius Saliamonas, prabilęs giesmės žodžiais į Mordechajaus širdį apie galinčias pakenkti derliui lapes ir karvę, per kurią atrodo netiesiogiai, bet Dievo dvasia paveikė ir sugrąžino savo vaiką pas save, pas viešpatį. Tokie šventosios dvasios veikimo būdai ir vaisiai. Pamokslininkas ateistiniais laikais paliudijo, ką daro šventoji dvasia, kai leidžiama jai veikti, kuždėti, kalbėti. Ir ką daro šventoji dvasia, kai leidžiame ją išgirsti, nesipriešiname jai. Taigi, kokią galėtume padaryti išvadą? Ką daryti, kad neliūdintume šventosios Dievo dvasios, o džiugintume? Jeigu dabar ne vienas iš jūsų čia atsistotų, turbūt išvardintumėte ne vieną dalyką, kuris džiugintų viešpatį ir neliūdintų šventosios dvasios, džiugintų ją. Romiečiams 12:21 pasakyta taip: nesiduok
pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Tai mano kredo. Ir vieni patys niekada negalėsime nepasiduoti piktam ir niekada negalėsime įveikti pikto. Ar yra iš mūsų nors vienas, kam pavyko tai padaryti be Dievo? Todėl, jeigu tu, brolau ar sesė, žinai, kad turi atsiprašyti žmogaus, bet vis delsi, atidėlioji, tada gali pamatyti, kad tavo malda ir dvasinis gyvenimas praranda gyvybingumą. Tas neatleidimas gali griauti mūsų vidinį gyvenimą. Nepastebimai, bet nuosekliai griauti. Todėl išsaugokim minkštą širdį, atleiskime greitai, nelaikydami širdyje nuoskaudų. Jeigu tu išgirsi aišku kvietimą padėti kitam, aplankyti ar paskambinti, bet ignoruoji, tada netenki brangios vidinės ramybės. Mes stebėmės, iš kur ta neramybė mumyse. Vien dėl to, kad mes neklausime Dievo balso, Dievo dvasios balso. Ir per tai nenužengė į mus jo ramybė. Todėl nuolat klausykime šventosios dvasios kuždesio. Ir nedelskime vykdyti tai, ką išgirdome. Pamenate? Pranašas Ezechielis 33 skyriuje nuo 31 eilutės rašo tai, ką jam pasakė viešpats. Aš perduosiu mintį. Ezechielio 33-31. Sako, mano tarne, štai ateina žmonės, sėdasi prie tavo kojų ir klausosi, ką tu jiems sakai, klausosi tavo žodžių, bet nevykdo. Tu jiems esi kaip meilės dainų dainius, bet jie nevykdo tai, ką tu jiems pagiedi. Todėl te laimina viešpats visą tai išsaugoti, tą puoselėti. Išgirsti Dievo dvasios kuždesį. Jeigu mes neturime kantrybės, ir be abejo mes esam netobuli, ir ypač man šito reikia, labai reikia kantrybės ir susivaldymo. Ir galbūt pikti įpročiai ima viršų. Pažvelkim kiekvienas į savo širdį. Kas dar tenais bujoja ir mes nenorime paleisti, nenorime pakeisti. Taigi siekime gyvenimo tyrumo. Eidami namo, grįžę namo, išeidami iš namų, bendraudami, šeimoje visur gyvenimo tyrumo. Juk pasakyta, be tyraširdžiai regės Dievą. Te laimina viešpats tai to siekti. Ir jeigu Dievo dvasia primena skaityti šventąjį raštą, pasirenkame pramogas, gal jaunimas, o mes gal užsiimame tais dalykais, kurie visiškai jokios naudos neduoda mūsų dvasiniam augimui, mūsų dvasiniam gyvenimui ir galbūt vagia mūsų laiką. Tai sieloje atsiras tuštuma, grėsminga tuštuma. Todėl te laimina viešpats bijoti nutraukti ryšį su Dievu, su šventąja dvasia. Ir, kaip žinome, bendrauti malda ir skaitant Dievo žodį, klausantis, ką jis pasakys. Kitą kartą, kai paimsite šventąjį raštą, manau, jūs taip darote ir atsiskleisite, pasakykite, Dieve, šventoji dvasia, kalbėk mano širdžiai, duok man imlią ir minkštą širdį išgirsti, ką tu dabar man nori pasakyti. Ir dar vienas dalykas, kuo mes galime džiuginti šventąją dvasią? Dėkingumu. Savo nuoširdžiu dėkingumu. Pirmiausia, viešpačiui
už jo palaiminimus, už jo kantrumą, už jo gerumą, už malonės laiką, už žmonės, kuriuos jisai siunčia mūsų kelyje. Ir ne tik gerus, ir tuos, kuriuos mes norėtume sutikti, o mūsų akimis blogus, kurie padeda mums ugdyti kantrybę ir charakterį. Todėl telaimina, kad pamokančios ir pabarančios žinios, kurias išgirstame pamokslų metu ar skaitydami šventąjį raštą ir pranašystės dvasios raštus, tai gal šitos žinios padeda mums dvasiškai augti ir palaimina mūsų dvasinę gerovę. Ir atminkime, kad sąmoningai nedarytume to, ką draudžia Dievas. Sąmoningai nedarytume to, ką draudžia Dievas. Tegul viešpaties dvasia lieka su jumis, laimina ir stiprina, ir jam tebūna garbė už viską. Amen.